Nacionalinis susivienijimas apsisprendė dalyvauti Europos parlamento rinkimuose. Visų pirma todėl, jog suprantame, kad šie rinkimai bus ypatingai svarbus, nors dauguma Lietuvos gyventojų taip ir negalvoja. ES stovi pasirinkimo kryžkelėje, dauguma virš nacionalinių institucijų deda didelės pastangas paversti ES centralizuotą valstybę ir tuo pačiu atimti valstybingumą ir suverenumą iš jos narių, tarp jų ir iš Lietuvos. Tai yra didžiulio masto lemtingi pokyčiai, kurie Lietuvoje nesulaukia reikiamo dėmesio ir kurie reikalauja, kad kas nors iš Lietuvos vis dėlto tą dėmesį skirtų ir įgarsintų valstybės ir tautas išsaugoti norintį balsą europinėme formate, o taip pat Lietuvoje. Todėl dalyvavome Europos parlamento rinkimuose ir tą darydami be abejo susidurėme su resursų klausimu. Visos parlamentinės partijos gauna palyginti didžiulės biudžeto dotacijas iš kiekvieno iš jų sumokamų mokesčių ir mums, norint su to varžytis, vienintelis kelias yra nario mokesčiai, gyventojų GPM 0,6% dydžio parama ir tik rinkimų laikotarpiu įmanoma tiesiog tiesioginė jūsų parama skiriama būtent rinkimų kampanijai. Kviečiame prisidėti prie to, kviečiame skirti šią paramą. Iki 50 eurų sumos parama yra skiriama neatskleidžiant, kas ją skyrė ir nereikalaujant jokių deklaracijų, galite tą padaryti labai paprastai. Virš 50 eurų dydžio parama reikalauja pajamų deklaracijos ir jūsų vardas bus paviešintas Vyriausios rinkimų komisijos svetainėje. Mums ta parama, net ir pati mažiausia, reiškia labai daug. Jeigu turite tokią galimybę ir jeigu matote tame prasmę, palaikot mūsų idėjas, kviečiu ją ir skirti.